Važiavimas Lietuvos kredito unijos prizas. Jam irgi skirta 4000 litų. Nuo Varinos rajono merą Vidą Mikalauską pašnekinome neatsitiktinai. Tikrai geros, gilios, senos tradicijos. Pasiekiama puikių rezultatų įvairiose lenktynėse ir dėja pačioje Dzūkijoje, pačioje Varinoje tų lenktynių tiesiog neįmanoma surengti. Na, o jeigu kalbant apie tradicijas, tai turbūt puikiai žinome, jog Dusetos sartų lenktynės. Utena turi labai gražias irgi senas tradicijas. Ukmergėje, Širvintose. Ir, sakyčiau, aš kaip žemaitis pasigendu lenktynininkų iš Žemaitijos. Ko būtų galima paaiškinti tokią siauresnę geografiją? Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuva turi savotiškas tradicijas suformuotas jau visam regione. Tai toks pasiskirstimas nekelia nuostabos, kadangi būtent rytų Aukštaitijoje, Dzūkijoje šis sporto šaka, ristūnų žirgų sporto populiarinimas yra pakankamai išvystytas ir čia yra susiformavę jau tradicijos, gilios tradicijos. Na, o Žemaitijoje mes turime kitas klasikinės žirginio sporto šakas, kur puikiai atrodo mūsų konkurų meistrai. Na, jeigu arčiau Žemaitijos Raseinius įmant, turime hipodromą, kuriame lenktyniauja grynakraujais jojamais žirgais lygiose lenktynėse. Taigi ten tradicijos truputėlį kitos. Nu, šiam paradui, šio važiavimo dalyvių paradui vadovauja Irmantas Gramackas su Granit Olo. Atrodo, labai ramiai važiuoja, lyg ir neskubėdamas, bet toli palikęs savo varžovus. Na ir jeigu nenutiks jokių nesklandumų, tai Granit Olo iškovos pergalę šiame važiavime. Taigi suaugę žirgai reitingo asociacijos Lietuvos kredito unijos prize pasidalina nugalėtojo ir prizininko užimtas vietas.